Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje sudėtingomis mokslo temomis kalbame paprastai ir visiems suprantamai. Prie mikrofono Darius Matas. Tikime, kad įsamus pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galvą ir gal net privers pakeisti nuomonę ar bent suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Naujausiame epizode su teisininkė Vilniaus universiteto docente Indre Isokaitė Valužė aiškinsimės, kokios sankcijos gresia Rusijai ir jos vadovui Vladimirui Putinui. Labadiena. Labadiena. Pristačiau, kad mes kalbėsime apie tai, kokiosgi sankcijos gresia ir atsakomybė gresia Rusijai, karo Ukrainoje pradėjusiam Vladimirui Putinui. Ir šią temą kalbant, tai daugumos žmonių akis pirmiausia krypsta į Hagos miestą ir, sakoma, kad štai ten laukiama tų sprendimų, kad būtų pripažinti veiksmai Ukrainoje karo nusikaltimais. Yra pradėtas tyrimas ir renkami duomenys. Jums kaip teisininkiai atrodytų, trūksta dar tų įrodymų, kad tai yra karo nusikaltimai, tai kas vyksta Ukrainoje ir ką mes matome kiekvieną dieną savo televizoriaus ekranuose arba socialiniuose tinkluose? Atsakymas reikalautų išskirti tą mano pasisakymą į kelias dalis. Tai žinoma, Hagos mieste yra keli teismai, mes turime ir Tarptautinį teisingumo teismą, reikia nepamiršti, kad ten taip pat yra Ukrainos bylų prieš Rusiją, bet mes kalbame apie tarpvalstybinius santykius ir valstybės, Rusijos atsakomybės galimybę. O štai Hagos taip pat mieste mes turime Tarptautinį baudžiamąjį teismą ir tikrai jūs visiškai teisus, kovo 1 Lietuva pirmoji, vėliau kovo 2 dar 40 valstybių ir štai kovo 11 dar kelios, tarp jų malonu, kad Japonija taip pat kreipėsi ir tyrimas yra pradėtas. Dėl karo nusikaltimų žmogiškumui, ir taip pat genocido nusikaltimas tarp jų patenka. Aspektas toks, kad agresijos nusikaltimas yra dėl jurisdikcijos tam tikrų trūkumų, nes saugumo tarybos kreipimu mes čia turėtume galimybę tyrimo inicijavimą, šiuo metu šiame teisme nėra galimas. Taip kad dabar atsakant dėl antrosios jūsų klausimo dalies, ar užtenka įrodymų, tai procedūrinė prasme, ta teisinė prasme, iš tiesų įrodymų rinkimas yra atskira procedūra, yra labai svarbus šitoj vietoj ir mums tos technologijos tikrai padeda, tarp tų įrodymų gali patekti ir įvairūs įrašai iš tiesiog ukrainiečių kenčiančių be maisto ir vandens rūsiuose telefonų video medžiaga ir įvairūs kiti įrodymai, prie kurių rinkimo tikrai prisideda ir nevyriausybinės organizacijos ir štai tų įrodymų tikrai esama, jie yra ryškūs, mes kiekvieną dieną matome bombarduojamus civilinius taikinius, tai yra ligoninės, darželiai, mokyklos, tai gali būti bažnyčios, tai iš tiesų yra tai, kas yra daroma, matosi, kad akivaizdžiai, tiesiogiai, tai nėra kažkokia operacijos neskiriant nuo karinio taikinio klaida. Jūs paminėjote jau keletą tokių įrodymų, kurie galėtų būti laikomi įrodymais, o kaip jie yra renkami? Vis tiek yra matyt apibrėžtas tas procesas, ar tiesiog rastas internete vaizdo įrašas jau gali būti naudojamas teisme ir prisegiamas prie bylos, ar tai turi būti kažkokie oficialų šaltiniai tam tikri, ar tai turi būti pačių surinkti įrodymai. Tai kaip tas procesas atrodo? Taip, įrodymus renkant dirba tiek pats prokuroras, tiek jisai bendradarbiauna su Romos statuto valstybėm narėm, tiek su nevyriausybinėm organizacijom, tiek pati Ukraina ir atskiros valstybės, kurios taip pat atlieka irgi tyrimus yra pradėjusios. Tai, kaip minėjau, tai gali būti patys įvairiausi, nuo video įrašų iki aukų, tai yra liudytojų parodymų ir įvairia kita forma. Svarbu, kad tai būtų patikimas, rimtas įrodymas, jų reikia daug, jų reikia visumos ir štai tas ir yra daroma. Kur yra taip, kad jau galima pasakyti, jog įrodymų yra pakankamai ir kiek tai apskritai visas procesas tikėtina, kad gali trukti? Taip, procesas Tarptautinėme baudžiamajame teisme yra priklausomas nuo jo reglamentavimo būtent statute ir tai nėra visiškai taip jau panašu, analogiška, kaip kad mes turime nacionalinėme lygmenyje. Taip, kad mes turime tą tyrimo stadiją, šiuo atveju jis yra vykdomas ir jau yra perduotas teismo kolegijai. Įrodymų tas pakankamumas tai yra tik vienas iš elementų, nes taip pat yra vertinama tų pažeidimų mastas, poreikis vykdyti tą tarptautinį teisingumą, kiti dalykai.
dalykai ir aišku, visi yra patenkinami šioje vietoje, nes turime mes tokį tikrai kraštutinės atviros agresijos atvejį. Žinoma, procedūros tęsiant dėl trukmės, jos dėja užtrunka, nėra reglamentuota konkrečių terminų, bet labai taip apibendrintai remiantis patirtimi galime kalbėti apie laikotarpį nuo 4 iki 14 metų. Dar norėčiau pridėti, kad jau mes turime tyrimą baudžiamajame teisme nuo 2013 metų pabaigos iki 2014 metų, būtent ir nuo 2014 toliau Ukraina yra pripažinusi jurisdikciją šio teismo, tas gelbėja, nes Ukraina Rusija nėra to statuto dalyvės, jos teritorijoje įvykusiems įvykiams nuo tos datos ir štai prieš 4 metus yra jau baigtas tas tyrimas, ta fazė, tas etapas, nurodant, kad pagal esamus šios stadijos duomenys matyti, kad galėjo būti įvykdyta nusikaltimų žmogiškumui, karo nusikaltimų būtent tuo ankstesniuoju laikotarpiu. Labai daug žmonių yra, kurie sako, jog mažai tikėtina, kad Putinas arba jo artimiausi aplinkos žmonės bus kada nors realia kažkokia bausme nubausti ir sako, tą rodo istorija. Istorija iš tiesų pateikia tokių pavyzdžių. Tai yra, mes baudžiamuosius tribunolus ir individualių asmenų baudžiamąją atsakomybę turėjome kaip įrankį ne tik taip papildyti tą tokią nebaudžiamumo tarsi spragą tarptautiniai teisei, bet aišku ir įgyvendinti teisingumą ir tai yra ir vertybės užtikrinti ir žmogaus teisės ir bent kažkiek atliepti toms žiaurių nusikaltimų aukoms. Taip kad mes istorijoje turėjome pirmiausiai kelis tribunolus, tai yra pagal Londono susitarimą steigtą Niurnbergo teismą nacių nusikaltimams teisti ir štai mes čia turėjome, iš tiesų pakankamai didelius skaičius asmenų iki kelių šimtų ir apie daugiau kaip 150 nuteistųjų ir ne tik Adolfas Hitleris, bet ir Himleris ir kiti, kurie iš tiesų buvo atsakingi už tas baisiasias represijas, koncentracijos stovyklas ir tūkstančius, tiksliau milijonus žuvusių žmonių. Tiesa, kai kurie pasirinko savižudybės kelią ir ne visiems realiai ta bausmė buvo įgyvendinti, kitigi buvo teisti ir nacionalinėme lygmenyje. Taip jau yra susiklostę, kad tie aukščiausi pareigūnai, jie dažniausiai patenka į tuos tribunolus. Tai tas pats pasakytina ir apie Japonijos būtent karo tribunolą vadinamiesiems tolimiesiems rytams. Irgi valstybės, tarp kurių tos pačios valstybės, pavyzdžiui, JAV, Jungtinė karalystė, Prancūzija irgi buvo tarp tų, kurios teisė tiek nacionalinėme lygmenyje, tiek štai mes turėjome tą tribunolą už nusikaltimus taikai, karo nusikaltimus žmogiškumui. Jugoslavijai ir Ruandai dar 2 tragedijos, tai yra atitinkamai 93 metų tribunolas Jugoslavijai po Srebrenicos žudynių. Taip pat turime 2 kitus atvejus, kuomet mes turime saugumo tarybos rezoliuciją juos įsteigtus. Taip pat tarp realiai nuteistų asmenų, mes turime tiek Bosnijos serbų lyderį Karadžičių, tiek žinoma Slobonadą Miloševičių, kuris taip pat mirė savo kameroje 2006-aisiais neįgyvendinus tos bausmės, ir karinių pajėgų vadas, kuris vėlgi išgirdęs savo tą 20 metų nuosprendį laisvės atėmimo nusižudė, bet žinoma daug buvo nuteista ir nacionalinėme lygmenyje pakankamai asmenų, bet konkrečiai tarptautinėme baudžiamajame teisme 30 bylų ir kai paspaudė paieškos sistemoje tuos nuteistuosius, tai jinai kol kas rodo 4 asmenius, kurie realiai buvo nuteisti. Kodėl taip yra? Įvairios priežastys. Tai yra įrodinėjimo sunkumai, genocidą įrodyti, reikia tos tiesioginės tyčios, reikia sąmoningo ketinimo įrodyti, kad buvo noras išnaikinti, pavyzdžiui, etninę religinę grupę arba kažkokią kitą sudėtį tarptautinio nusikaltimo įrodyti. Iš teisinės pusės, iš praktinės pusės, žinoma, yra toks aspektas, kad tarptautinis baudžiamasis teismas jis neteisė asmenų jiems nedalyvaunant, taip kad sulaikymas jų radimas yra didžiulė problema. Tai dabar jeigu kalbėti apie prezidento Putino arba kitų aukščiausių asmenų atsakomybę, tai optimaliu atveju dabar stadija būtų išdavimas arešto orderio ir tuomet jisai tiesiog negalėtų keliauti į gerokai virš 100 valstybių teritorijas ir kitos valstybės gali bendradarbiauti su šiuo teismu, siekdamas būti nesuimtas, nesulaikytas. Taip kad tikrai nuo 4 iki 14 metų kartais užtrunka tų asmenų tiesiog fizinis
atgabenimas į teismą. Tai žodžiu, jeigu net ir būtų priimtas sprendimas, niekas neteitų ir Putino, pavyzdžiui, nesuimtų ir netvezintų į teismų salę. Tas priklauso nuo bendradarbiavimo su valstybėmis ir jų institucijomis. Iš tiesų, Rusijai pačiai nieks nedraudžia pagal savo nacionalinę teisę pradėti tyrimus ir teisti tuos asmenis. Bet turbūt mažai tikėtina, kad taip nutiktų. Bet tai žinoma, aš visiškai tą suprantu, tai dėl to tyrimai yra vykdomi nacionalinėse kitose valstybėse, bet aš noriu paaiškinti tą praktinę pusę, kodėl aš sakau tą pavyzdį, kad be Rusijos, be kažkokių asmenų neturi tarptautinis baudžiamasis teismas nei galių suvereniose valstybėse, nei kažkokios tarptautinių pajėgumų, policijos, kurie štai atvyktų kokiu tai pagrindu į valstybę ir taip jau kalbant primityviai įsiveržtų ir kažkaip tai fiziškai rastų tą asmenį ir jį sulaikytų, suimtų. Šitoj vietoj tikrai esama praktinių problemų. Jos yra susijęs su valstybių bendradarbiavimu, nes to baudžiamojo teismo efektyvumas jis labai priklauso nuo sėkmės bendradarbiavimo su statuto Romos šalimi. Aš klausytojams tik tai priminsiu, kalbame su teisininkė Indrė Isokaitė Valužė, o čia yra Vilniaus universiteto tinklalaidė Mokslas be pamokslų. Jūs paminėjote apie karo nusikaltimus ir kad tam reikia surinkti tam tikrus įrodymus. Kai kuriems žmonėms atrodo, kad apskritai karą pradėti jau yra nusikaltimas pakankamas. Tai kokie vis tik veiksmai yra laikomi karo nusikaltimu? Kokie ginklai panaudojami yra laikomi karo nusikaltimo ženklu? Mes girdėjom minint kasetinės bombas, kad tarkim tokių negalima naudoti ypač plačiai apgyvendintose teritorijose. Tiesa, Ukraina, Rusija neturi įvedę tos tvarkos, kad štai tokie sprogmenys konkrečiai yra draudžiami naudoti. Tai kokie vis tik tie veiksmai būtų laikomi karo nusikaltimais? Tikrai taip. Karo nusikaltimas apima jūsų pateiktus pavyzdžius, kurie yra susijęs su draudžiamų ginklų naudojimu. Karo nusikaltimas yra vienas iš tų 4 tarptautinių nusikaltimų ir konkrečiai tai karo nusikaltimas yra pažeidimas Ženevos ir Hagos teisės arba kitaip tų principų ir normų, kurios reguliuoja pirmą civilių apsaugą, tai yra skirimą civilių karo objektų, karo aukų apsauga. Yra labai aiškus reikalavimai būtent nesitaikyti į civilius objektus, reikalavimai naudoti karinę jėgą proporcingai. Toliau, kas dėl ginklų naudojimo, tai yra tam tikros karybos taisyklės, jie taip pat remiasi proporcingumo principų, humanizmo reikalavimu, tie ginklai turi būti naudojami tokie, kokie yra leidžiami ir tiek daug, kiek yra reikalinga pasiekti karinį pranašumą, bet ne sistemingai atvirai griauti pastatus, naikinti, lyginti su žeme, ypač civilius objektus. Tai konkrečiai dėl tos ginkluotės esama įvairių tarptautinių sutarčių, dėl to, kad yra draudžiamos konkrečios ginklų kategorijos, bet bendras principas yra tie ginklai, kurie negeba skirti karo ir civilio objekto, tie ginklai, kurie labai plačiai veikia, kurie veikia nediskriminuodami. Na, bet koks nors automatas ar kitas šaunamasis ginklas. Ne, kaip dabar reiktų apibrėžti, ar jisai diskriminuojančiai gali veikti ar ne? Jisai geba skirti, ta prasme, yra draudžiami tie ginklai, kaip pavyzdžiui masinio naikinimo ginklai, ar ne, cheminiai, biologiniai, toksiniai, įvairios medžiagos, kurios, ta prasme, jų pasiekmes, jau nekalbant apie branduolinį ginklą, kurio pasiekmes yra nenuspėjamos ir apskritai, taip bendrai teigiant, gali vesti planetą į susinaikinimą. Kas gali būti laikomi atsakingais už tai, kas vyksta dabar Ukrainoje? Vadinama, kad tai yra Vladimiro Putino karas, bet matyt vienas žmogus tikrai visko negalėtų net ir Rusijoje į savo rankas taip suimti ir suorganizuoti. Tai kokie kiti asmenys aplink Vladimirą Putiną galėtų būti patraukti atsakomybę? Eilė yra tikrai nemaža, atsižvelgiant į tai, kad pagal Romos baudžiamojo teismo statutą atsakomybė kyla fiziniam asmeniui, kuris ne tai, kad pats vykdo tas veikas, bet jisai jas nurodė, kurstė, prisidėjo jas vykdant. Ir tikrai šitoj vietoj mes atsakomybę galime turėti nuo prezidento, karinių pajėgų vado, generolų iki kitų asmenų, kurie nurodo tuos veiksmus. Dabar kalbant apie tuos asmenis, kurie vykdo tuos eilinius
pagrindinius kareivėlius, jaunus vaikinus, ar ne, kur mes matome įrašę, net ne visuomet suvokusius, jie nebuvo informuoti, kur yra siunčiami ir kas jų laukia. Tai, na, žinoma, esama tam tikros specifikos, atskiras sritis dėl to įsakymo vykdymo, ar jie galėjo žinoti neteisėtumą to įsakymo ir įvairūs. Nes gal tai dangstosi, kad nežinojo. Taip, bet kaip ir minėjau, taip yra susiklostę, nusistovėję, kad dažniausiai baudžiamieji tribunolai jie teisia tuos, na, pagrindinius, svarbiausius, tos kartais sakoma top asmenis, iš kurių kilo tas sumanymas, tie nurodymai ir jų rankomis visa tai iš esmės yra daroma. Na, o pavyzdžiui, tokie asmenys, kuriuos dažnai matome ir jie laikomi tam tikrą prasme Vladimiro Putino mikrofonais arba ruporais, tai nežinau, užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas arba atstovai spaudai, kurie dažniausiai galbūt televizijos ekranuose tą išgalvotą realybę ir perpasakoja ir skleidžia savo kažkokį tai propagandinį tikslą. Tai tie asmenys, jie gali būti laikomi prisidėjusiais? Tikrai taip, gali būti laikomi prisidėjusiais ir dar reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad mes neturime imuniteto kaip tokio galiojančio tarptautiniuose baudžiamuosiuose teismuose ir pats statutas vardyje, tai gali būti ir vyriausybės nariai, ir parlamento nariai, ir bet kurie kiti, kurie, kaip minėjau, kurstė skatino prisidėjo prie šių tarptautinių nusikaltimų. Ir aš dar turiu nepamiršti taip pat ir Baltarusijos šitoj vietoj, nes mes turime labai aiškų apibrėžimą, kad valstybė, iš kurios teritorijos yra vykdomos atakos, jėgos naudojimas, agresija prieš kitą valstybę, kuri suteikia savo teritoriją veikti, kuri, na, kaip ir dabar panašu, kad gal ir pajėgas gali suteikti, svarstyti arba jau tą daro taip, kad ir tą daro atvirai, remdama Rusiją kaip agresorę, taip pat nusipelno asmenys irgi patekti į tą eilę, būtent kurie nusipelno tos individualios baudžiamosios atsakomybės. Iš tiesų ir įvairios kitos institucijos reikia tiesiog įdomu atkreipti dėmesį, kad ir Krymo aneksija prieš 8 metus irgi laimino netgi pats Rusijos konstitucinis teismas. Taip, kad matosi, kad daug ten tų žaidėjų yra. Taip, iš tiesų, dar 14 metais aneksavus Krymo pusiasalį ir jau vyko tam tikras irgi teisinis kelias po to, kurio buvo tikslas karo agresija rytų Ukrainoje, tuomet irgi laikyti karo nusikaltimais. Bet suprantu, kad ten taip pat dar nėra pasibaigę procesai. Taip, nuo 13-14, vėliau vasario, ta antroji fazė, kada Ukraina yra pripažinusi jurisdikciją nusikaltimams tarptautiniams jos teritorijoje tirti, tai ta pirmoji tokia tyrimo stadija yra baigta ir esama ženklų, kad karo nusikaltimų žmogiškumui ten galėjo būti padaryta, bet toliau lauktų stadija vėlgi to iki teisminio tokia stadija nagrinėjimo, teisminio nagrinėjimo ir čia reikalingas arešto išdavimas, asmens atvesdinimas į teismą ir toliau galėtų būti jau apeliacija ir vykdymas, bet žinoma, istoriškai tai nėra daug tokių pavyzdžių, kada valstybių vadovam konkrečiai buvo išduoti tie arešto orderiai tarptautinėme baudžiamajame teisme, toks jo tikslus pavadinimas. Turime Dramblio kaulo kranto prezidentą, mes turime Sudano valstybės vadovą ir Libijos Kadafio atvejis vėlgi tas, na, kaip jau tie arešto orderiai buvo išduoti valstybių vadovam. O grįžtant prie Ukrainos, tai tikrai ir kitos institucijos, Jungtinių tautų ir vyriausiasis žmogaus teisių komisaras, jis taip pat yra nurodęs. Ir pati Ukraina, reikia nepamiršti, jos prokuratūra juk yra veikianti, jos institucijos veikiančios ir nacionalinėme lygmenyje yra atlikusios tyrimų ir tarptautinės organizacijos, mano minėtasis žmogaus teisių komisaras, jis taip pat yra paskelbęs, kad įvairūs žmogaus teisių pažeidimai, tai yra priverstiniai savavališki sulaikymai ir asmenų dingimas ir įvairius kankinimo nežmoniško elgesio atvejai, karo taisyklių, reiškia nusikaltimai karo, nusikaltimai žmogiškumui, visa tai jau yra faktai, kur procesai vyksta. Kokios tos bausmės būna paskiriamos ir kiek iš esmės galima čia kartu arba greta kalbėti ir apie kažkokią finansinę atsakomybę, ypač valstybės mastu už padarytą žalą? Taip, teisingai klausėte. Vienas dalykas yra tarpvalstybinės bylos, tai mes ir po Antrojo pasaulinio karo turėjome ir Vokietiją, ir Japoniją, ir netgi JAV, kur mokėjo tam tikras mokėjimus, reparacijas, tai bendrąja teisinė prasme.
Ir tarp valstybinė atsakomybė yra ir šiuo atveju turi būti, tik tai yra esama problemų, žinoma, dėl jos realizavimo. Reikia nepamiršti, kad ir Lietuva okupacijos žalos atlyginimo jau prašo tikrai ne vieną dešimtmetį. O grįžtant prie asmenų atsakomybės, kokiosgi yra sankcijos, taip kad yra griežčiausia atsakomybė, tai yra nuteisimas iki gyvos galvos. Atskirais atvejais yra taikomas laisvės atėmimas trumpesniais terminais. Pavyzdžiui, vienoje iš tų bylų mano 4 minėtų, kur mes turime jau realiai nuteistus asmenys Kongo situacijoje. Kongo Ugandos turėjome konfliktą ir tą tokį pakankamai didelę etninę ir įvairių kitų požiūrių konfliktinę situaciją ir žmogiškąją tragediją, taip kad tas asmuo, kuris būtent nurodė imti vaikus tarnauti, jauno amžiaus vaikus iki 14 amžiaus vaikus karo pajėgose arba kitaip grasino, reikalavo kitokių duoklių iš šeimų, grobdavo tuos vaikus į tas pajėgas, versdamas tarnauti. Tai, berods 14 ar 14 metų bausmė laisvės atėmimo jam buvo taikyta. Kur galėtų būti įkalintas Vladimiras Putinas tokiu atveju iki gyvos galvos? Bendradarbiaujama yra su valstybėmis, kurios yra Romos baudžiamojo statuto teismo šio dalyvės. Taip, kad gali būti nebūtinai Haga. Tas bausmės atlikimas gali būti iš esmės susitarimo pagrindu kažkurioje kitoje valstybei. Bet pagal ką tai būtų parinkta? Įvairiai, aišku, pagal sąsają matyti su tuo, kas vykdoma Ukrainoje, taip kad mes ir dabar kalbame apie specialiojo tribunolo, jeigu būtų ši idėja realizuota galimybė ir, savotiškas svajojimas apie tai, kad tai galėtų būti svarstymas, galėtų vykti, pavyzdžiui, Ukrainoje ar ne, nes tas toks simbolinis ryšys su valstybė, jis taip pat ir nacių atveju, Niurnbergo tribunolai vyko štai atitinkamai tose teritorijose, kur daugiausia aukų to režimo. Jeigu vis tik nutiktų tas kitas variantas ir susiklostytų taip, kad net ir nuteisus Vladimirą Putiną, jo kitus aplinkos žmonės dėl karo nusikaltimų, tačiau nepavykus įgyvendinti to sprendimo, nes, tarkim, Vladimiras Putinas išliktų valdžioje ir toliau gyventų kažkokioje izoliuotoje Rusijoje, kokios dar papildomai gali tekti teisinės atsakomybės ir sankcijos tokiai valstybei, kuri pati savo viduje laiko karo nusikaltėlį? Kažkaip galėtų dar papildomai izoliuoti nuo teisinės aplinkos tokią valstybę ir pasaulis? Čia matyt labiau reiktų kalbėti bendrai, bet nesusitelkiant į tą baudžiamąjį procesą, į tai, kaip ten užtikrinti to asmens areštą suėmimą, nes teisimai už akių vis tik yra probleminiai, kelia tam tikrų teisinių klausimų, tik tai baudžiamoji atsakomybė yra tokia ultima ratio, kur tas kaltinamasis netgi nekaltumo prezumpcija galioja pagal statutą, taip pat, kol yra neįrodyta galutinių nuosprendžių, negalime sakyti, kad tai yra karo nusikaltėlis, nors kaip bebūtų tai neįprasta, nes visa tai, kas tie visi žudimai, griovimai miestų yra kasdien akivaizdus. Tai kalbant apie tai, kas dar gali būti padaryta, jau taip žiūrint plačiau, tai neužtenka kalbėti apie vieną lygmenį. Tų asmenų nuteisimas, sulaikymas, tai yra sudėtingi, ilgalaikiai ir gal ne visuomet ir realūs procesai. Tai nėra ta priemonė, kuri sustabdytų žmogiškąją tragediją ten šiandien, čia ir dabar. Ir labai svarbu yra veikti įvairiuose lygmenyse, tai yra įvairių organizacijų ir veikti visiems vieningai ir tiesiog čia yra tokia išskirtinė situacija, kaip mes neturim kitos vietos, kito laiko, čia yra klausimas arba ir yra prasidėję tokie globalūs judėjimai iš tiesų, kurių negali kontroliuoti nei vienas, nei kitas prezidentas. Aš turiu mintyje ir situaciją Rusijoje, kas dėl Rusijos visuomenės, žinoma, mažai tikėtina, tik pavieniais atvejais mes turime tų susipratusių asmenų, kurie drįsta pasisakyti prieš režimą, aišku, prispausti represijų ir kiti dalykai. Taip, kad svarbu yra atsirišti nuo tų energetinių saitų, svarbu įvairiuose lygmenyse nutraukti mokslinius tyrimus, pašalinti valstybę iš notariato, iš bet kažkokių asociacijų, iš įvairių kitų, kaip matome, net sporto lygmenyje, ekonominės sankcijas taikyti, palaikyti ir veikti kuo vieningiau, nes teisės prasme iš tiesų juk niekas nedraudžia aktyvuoti tiek tą kolektyvinės savigynos teisę. Netgi teisės prasme tikrai nebūtų kažkas tokio neteisėto, jeigu mes tą saugią erdvę užtikrintume arba valstybės aktyviau padėtų Ukrainai kovoti, bet aš visiškai suprantu ir prisimenu tą NATO pareiškimą, kad tai galėtų priartėti prie Trečiojo pasaulinio karo. Čia jau yra politikos, saugumo dalykai, karybos dalykai, bet teisinė logika yra tokia.
tokia, kad spaudžiama yra įvairiomis priemonėmis ir įskaitant ekonominės beprecedentinės sankcijos, kurios buvo taip pat įgyvendintos šiuo atveju, o jau kraštutiniu atveju, kai niekas nebepadeda, tai realiame gyvenime iš tiesų tik tai karinėmis priemonėmis kartais galima ir tą humanitarinį koridorių užtikrinti. Taip pat norėjau pasiteirauti ir apie tokią kolektyvinę atsakomybę, kai kas sako, kad Rusijos piliečiai turėtų irgi iš dalies prisiimti savo kaltę, nes leido tokiam režimui išviešėti. Sudėtingas ir įdomus klausimas. Tikrai esama to požiūrio skirtumų, tenka matyti informacinio karo žalą ir grėsmę ir čia reikia, manau, tikrai ne vienos kartos, kad tas pasikeistų. Turbūt tai nėra trumpame laikotarpyje, trumpuoju laikotarpiu įmanomas pasiekti rezultatas. Taip kad žinoma yra pareiga, tai netgi yra baudžiama veika kurstyti karą, agresiją, teisinti karinius nusikaltimus, tarptautinius nusikaltimus ir tiesiog Rusijos žmonės nuo darželio vaikai yra gąsdinami tais filmukais, įrašais, pateikiant NATO ir jos valstybės kaip grėsmę, visiškai iškraipiant realybę, tai yra aiškinant, jog einama ginti Ukrainoje rusakalbių nuo esą kažkokių tai nacių ar demilitarizuoti teritoriją. Sakoma, kad tai daroma pagal tarptautinę teisę ir tai yra liūdna realybė, kad ta panieka kitom tautom, atėmimas esą teisės tom tautom egzistuoti, žeminimas, savo tautos išaukštinimas, jis labai aiškiai matyti Rusijos politikų pasisakymuose ir dėja dalies tautos, kuri tiesiog sąlyginai pakenčiama ekonominė tokia gerovė yra tarsi priėmusi kaip sąlygą to represuoto laisvo žodžio, kurio jie iš esmės neturi tenai. Taip kad labai norėtųsi tų pokyčių, bet žinant tų visų represijų galią, sunku prognozuoti, kokio masto ir kaip greitai tas pasipriešinimas Rusijos bus piliečių. Kokios sankcijos už pradėtą karą Ukrainoje gresia Rusijai ir jos vadovui Vladimirui Putinui, kalbėjome su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docente Indre Isokaite Valuže. Tinklalaidė kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyriaus komanda: Gretė Gerulaitytė, Liudmila Januškevičienė, Eglė Krištopaitytė, Ieva Čepaitė. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT radiotekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Iki kito karto.